Šiandien proga dėkoti Dievui už angelus sargus, kurie nuo pat mūsų prasidėjimo akimirkos iki mirties Dievui pavedus, savo lydimus ir užtaria pas Dievą dieną ir naktį. Aną valandą prie Jėzaus prisiartino mokiniai ir paklausė, kasgi didžiausias dangaus karalystėje? Pasišaukęs vaikutį Jėzus pastatė tarp jų ir tarė, iš tiesų sakau jums, jeigu neatsiversite ir nepasidarysite kaip vaikai, neįeisite į dangaus karalystę. Taigi, kas laikys save mažu kaip šis vaikelis, tas bus didžiausias dangaus karalystėje. Kas priima tokį vaikelį dėl manęs, tas mane priima. Žiūrėkite, kad nepaniekintumėte nė vieno iš šitų mažutėlių. Nesakau jums, jų angelai danguje visuomet mato mano dangiškojo tėvo veidą. Tai viešpaties žodis. Vaikas pirmajame amžiuje žydų pasaulyje Jėzaus laikais nieko nereiškia. Buvo tuščia vieta, bala. Nori paspaudė, įkiši koją, pamakaluoja, vaikas turi klausyti, vaikas neturi ką pasakyti, vaikas, žodžiu, paklusnus autoritetui. Ir šiandien mokiniams pastato vaizdingą priemonę Jėzus ir sako, keiskit mąstymą. Keiskit mąstymą, negalvokit kaip šitame pasaulyje, nes neįeisite, nematysite Dievo. Pražiopsosite tas duris, kurios veda į dangų. Kaip viešpate, ko tu lauki iš mūsų, iš savo mokinių? Vienas dalykas, kurio galime mokytis šiandien iš Jėzaus palyginimo, iš tos vaizdingos priemonės, tai nesiekti gyvenime būti dideliais ir reikšmingais. Jeigu gali, nebūk didelis ir reikšmingas. Tai pirmoji pamoka, kuri šiandien plaukia. Labai dažnai velnias mus visus įvairiai gundo. Nepadėkojo, nepastebėjo, nepasakė. Mes visi esame taip gundomi. Bet tik tai todėl dar vis taip mąstome, kad negalvojame, kadgi tėtis, dangiškasis tėtis visada mato tave, visada myli tave, visada tu jam gražus toks, koks esi, kad ir pirmadienį rytą, kai prasideda savaitė. Ir jeigu gali, nebūk reikšmingas, jeigu gali, nebūk vyskupu, jeigu gali, nebūk lyderis, jeigu gali, būk paprastas žmogus, kuris myli Dievą ir artimą. Tai vat sekančio dalyko, kurio galime pasimokyti iš vaikų, tai aš tą stebiu, kai lankau vaikus šeimose. Jie labai yra radikalūs. Jeigu jie myli, tai jie myli radikaliai. Myliu, myliu, mama, tėti, myliu, myliu, ateina pabučiuoja, nespėjam suvalgyti nei vieno patiekalo, kaip 100 kartų ateina pabučiuoja tą mamą ir tėtį, išsiilgęs, nematęs, gyvena, miega kartu, tvarkosi. Myli, myli, per 15 minučių 100 kartų. Radikaliai myli vaikas. Kai myli, tai myli. Bet iš kitos pusės vaikas moka būti radikalus, kol jis jaučiasi nesaugus. Aš, pavyzdžiui, nepažįstamas dėdė, kad ir krikštatėvis atvažiuoju retai. Tai taip greitai neprieisi prie jo. Jisai stebės iš tolo, žais, pribėgs prie mamos, prie tėčio, per juos žiūrės, pro juos žiūrės į tave. Ir tik tai, kai vaikas po kažkurio laiko, gal net ne tą pačią dieną, nusprendžia, kad esi saugus, kad gal su tavim galima draugauti ir kokias bitkę padaryti, tada jis su tavim pradeda draugauti. Man atrodo, kad Jėzaus mokiniui tai irgi aktualu. Tam tikrą prasme saugoti save, atpažinti žmonės, nes ne visose veikia Kristaus dvasia. Ne visose Dievo vaikuose ta Dievo vaikystė yra išsaugota. Ir kartais, jeigu būsime iš tiesų neatsargiai atviri, atlapaširdžiai, galim būti sužeisti.
Tai iš vienos pusės nesiekiam būti dideliais reikšmingais, bet iš kitos pusės mes norime rodyti beribę meilę, bet išmintingai. Išmintingai taip, kaip tai daro vaikai. Bet jeigu myliu, tai myliu iš visų jėgų. 15 minučių 100 kartų pasakau, kad myliu ir tą parodau. Tai iš angelų, ko galime mokytis, kurio šiandien Jėzus taip pat pateikė Evangelijoje, tai taip pat to rūpesčio žmonėmis ir to troškimo nuolat vaikščioti Dievo akivaizdai. Tada nereikia rūpintis, ar čia mane pastebėjo ar nepastebėjo. Angelai rūpinasi mažutėliais. Tai vat Jėzaus mokiniais, todėl ir mes turime rūpintis vieni kitais. Jeigu Dievas, įsivaizduojat, net angelus, dvasinės būtybės prašo rūpintis Dievo mokiniais, Dievo vaikais, kokie tai yra svarbus žmonės. Tai vat tarsi kviečia šiandien mus taip pat mokytis iš vaikų ir jų angelų, iš angelų sargų mūsų. Ne tik būti susirūpinusiam savo reikalais, bet turėti to dėmesio taip pat kitų gyvenimais ir kitų sunkumais. Tai Dieve padėk mums būti tokiais kaip vaikais, tokiu vaiku, kokiu trokšti, kad būtume. Ir būt tarsi angelas, kuris ieško Dievo veidą ir kuriam rūpi taip pat ir kitų gyvenimai, kitų naštą panešėti.